Ir iš Maroko grįžkime čia į Lietuvą, į Alytaus rajoną, Daugų kaime gyvenančių Audronės ir Vytauto Ilginių sodybą LRT laida Sodininko kalendorius pripažino gražiausia Lietuvoje. Jos šeimininkai pripažįsta, kad jie stengiasi gyventi ekologiškai ir tvariai, o kurti grožį jiems patinka. Pasižiūrėkim. Rūtos labai man siejasi su vaikystė, su močiutės darželiu. Ir kadangi sodyba kaime, neįsivaizdavau kitaip. Sodybos be rūtų. Tai bet už tai ir pasisėjau ir yra jų. Priedo geltonas spalva man labiausiai patinka. Bijūnus radom kitoj pusėj namo, o čia tos lelijos oranžinės ir dar flioksai nežydė. Čia irgi šitoj vietoje radau aš jas. Čia taip ir buvo. Tai taip ir tą gėlyną sukūrėm aplink namą. Beveik galbūt toks, kaip ir buvo anksčiau. Audronė Ilginienė apie sodybą gali pasakoti visą dieną, nors sako, mieliau ravėtų gėlynus ar ieškotų informacijos apie vieną ar kitą augalą. Prieš 8 metus įsigiję apleistą sodybą išpuoselėjo. Sako, čia įdeda visą savo širdį. Pati pradžia buvo šitose žolės, bet tik šitas plotelis ratukas. O paskui jau ten ėjo tolyn, aplėjo namą, už namo. Eksperimentinis mano buvo gėlių daržas, ten iš visokių sėklų auginau visokias gėlės. Jau tada vietos pritrūko, tada reikėjo į daržą kraustyti su gėlėm. Ir taip pat, be galo be krašto. Moteris save su vyru vadina žemės knysliais, nors iki šių metų vyras daugiau dirbo sunkesnius darbus, tačiau dabar ir jam tenka suktis gėlynuose. Iš pradžių nepasidaviau, per laiką matau kitas išeitis nėra. Jau visko daro, iš anksto tik žolį šienaudavo, paskiau jį užėm žolynę su savo gėlėms, tad nebliko man tiek daug tų žolis, tad visokie kitų sodinimų, kasimų. Su kastovu daug reik sodinti. Ja, laistyti, aišku, laistą. Labai smagu čia ateiti, pavaikščioti, apeiti, žiūrėti, kas auga, kas nauja. Sodyboje tūkstančiai gėlių ir augalų. Audronė pasakoja, kad darbo su jais pakanka ne tik vasarą, bet ir ankstyvą pavasarį, bei rudenį, kai medžiai meta lapus. Gėlynus stengiasi puoselėti tvariai, mažiau sėklų ir sodinukų perka prekybos vietose, daugiau naudoja savas lietuviškas sėklas. Kartais jų padovanoja kaimynai ir draugai. Paprastai sėja į dėžutes ir tas dauginimas būna anksti pavasarį. Kada laukuose dar nieko neveikia, tai būna labai malonus susiėmimas namuose, jau prasideda kaip ir daržininkavimas. Sėja į dėžutes, paauga, tada išpikuoja į vazonėlius, ką jau ten nusprendė pasisodinti. O hortenzijas, kokius krūmelius, kada geniu, lieka šakelių irgi anksti pavasarį, tada irgi sukarpau ir taip dauginu. Ilginiai sako, visą gyvenimą sunkiai dirbo, čia sodyboje tarp augalų, gėlių ir medžių darbas teikia malonumą, todėl nuovargio net nejaučia. Sodyba ant ežero kranto, žemės aplink ją 5 hektarai, bet šeimininkai palieka daug natūralios pievos, tiesiog nešienauja, kad būtų dar gražiau. Nekariaunu su gamta. Kiek sugebam, mes turim savo tokią darbo valandas, kiek mums reikia, kiek mes norim, kiek mes galim, jokių planų nedarom ir nebūtinai, kad šią dieną turim pabaigti, ką pradėję. Taip savo pramogai kuriamės. Vasarą pilnu etatu dirbam 8 valandas, o žiemą pusę etato. Vis tiek randam ir žiemą galimybę pabūti ore. Mes Amerikoje irgi turėjom nemažai plotų žemės, ten beveik hektarą. Aišku, ten tik na visą buvo įmanom dirbti, buvo šlapios vietos, buvo šlaitis stipriai, tai žymiai mažiau negu čia. Ale ten nusiimdam tą pat dalyką, iš darbo sugrįždavau, kiek turėjau laiką apšinauti, tvarkytis, įdirbdavau. Tad po darbo mes tik tą turėjom laiko, dabar visą dieną galim žaisti čia. Aš prie ežero nueinu, biški miškas toks, biški užaugęs, ten kadvėjai, ten ramiauji. Einu, apžiūriu, biški pagenyju, išvalau ten kas, pamedituoju.
Audronė sako nesivaikanti gėlininkystės ir sodininkystės madų, kaip derinti gėlės ir krūmus, tačiau nesistengiant gimsta puikūs deriniai. Atrodo, kad viskas auga natūraliai, tačiau iš tikrųjų darbo įdedama daug. Tiesiog intuityviai. Nieko apie auginimą, kokios tos gėlės, kokiuose sąlygose auga, aš jau mėgstu pasiskaityti. Ir susidėlioja viskas. O derint, jauti, kad va šitą gal va čia būtų gerai pasodinti. Čia ir gal spalva tiktų. Paskui pamatai, kad netinka, jimi ir persodini. Gražiausios sodybos Lietuvoje šeimininkai mėgsta keliauti, bet renkasi specializuotas keliones, kur semėsi žinių, kaip auginti, formuoti gėlynus, kaip parinkti spalvinę gamą, kaip tvariai ir ekologiškai prižiūrėti aplinką. Mums įdomiausia po sodų kelionės važinėti. Tuo gyvenam dabar. Buvom Prancūzijoje dabar ir labai gražių sodų yra. Labai. Buvom Olandijoje, buvom po Europos sodus važinėjom ir Vokietijos, ir Olandijos. Skatindami puoselėti sodybas, Ilginiai šiandien ir kitą savaitgalį sodyboje rengia atviras dienas. Gali atvykti visi norintys. Sako, lauks pagyrų, naujų idėjų ir kritikos.